turite planų su antra puse, galbūt vestuvės kokias padaryti? Ir joks vyras mano svajonėm nesutrukdys, absoliučiai. Vyrai ateina ir išeina, o muzika lieka visada. Nes aš labai daug kompleksų turėjau iš tikrųjų atvažiavus. Per daug kompleksų reikėjo praeiti, nes visi sakė, o kaimietė, o tai ten to tokia, žinai, tau tik kaime ten ir būti, žinai, bla bla bla. Palaukit, aš dabar šitą kaimietę jums parodysiu. Dar nelaikas man palikti sceną. Tikrai nelaikas. Sveiki atvykę į mano podcastą Tik į priekį ir šiandieną pas mane svečiuojasi charizmatiška, išskirtinė moteris, turinti labai daug patirties bei gero humoro jausmą, Mija. Tikrai, manau, jūs daugelį žinote, tai yra Lietuvoje mūsų garsioji dainininkė, turinti nuostabų balsą. Tai mes šiandieną kaip tik pašnekėsime, tai sveika atvykus į podcastą Tik į priekį. Paliesime visokias temas, liūdnas, linksmas, galėsi labiau apie save daugiau papasakoti, nes iš tikrųjų esi labai įdomi. Ir taip pat noriu jumis paraginti sekti mūsų YouTube kanalą Gyvenimas Šiaurėje, komentuoti, laikinti ir palaikyti mumis. Taigi mes dar šiandieną turime tau nuostabią dovaną feromonas.lt. Mūsų rėmėjai feromonas.lt siūlo įvairių erotinių ir intymių prekių asortimentą, kuriame rasite atrinktas prekes suaugusiems, taip pat intymiai sveikatai ir gundymui skirtus produktus, kurie padės išlaisvinti troškimus. Dėmesio voveruškos, su nuolaidos kodu Tik į priekį visam asortimentui galioja net 15% nuolaida. Tai yra mūsų pagrindinis rėmėjas, tai jie būtent mums duoda visada nuostabių dovanų mūsų pašnekovams. Feromonas.lt turi elektroninę parduotuvę nuo ne tik tai sekso žaisliukų, bet ten yra aliejai, kvepalai, vienu žodžiu. Jo, ir va, ši man labai įdomu. Aš žinok, realiai tai dėl šito ir atėjau. Kiškutis, kiek ten žinau vadinasi. Gerai, padėkim kol kas, ne, man čia. Gerai. Žiūrim. O taip pat dar noriu ir pakviesti pasiekti mūsų Contribui dalį, todėl kad prenumeratoriai ten turi išskirtinį turinį ir šiandieną mes su Mija pažeisime tiesą drąsą. Pažeisime tiesą drąsą, tai galite prenumeruoti taip pat Contribui, todėl kad būtent čia laukia jūsų išskirtinis turinys, galite atvykti pas mumis į užkulisius, pamatyti iš arčiau, kaip viskas vyksta, taip pat galite gauti sveikinimus, užduoti netgi klausimus man kaip vedėjui ir pašnekovui. Tai va, tai šiandieną mes pradėsime kalbėtis, tai dar kartą labas, Mija. Sveikas. Kaip tu šiandieną laikaisi? Aš labai gerai laikausi, labai gera nuotaika, labai smagu tave matyti beje, ne tik tai mieste kažkur, bet ir laidoje. Tai ačiū, kad atvykai, nes kažkaip mes šiandien planavom. Planavom labai ilgai, kažkaip mums vis nesigaudavo, bet dabar labai faina, kad gavosi iš tikrųjų. Tai va, tai žodžiu, aš galvoju, kad irgi kaip tu gyveni ir kaip laikaisi, tai kas pas tave šiaip atrodo iš tikrųjų labai gražiai ir tikrai nepaslaptis tave sakau jau berods kokį porą metų. Ir galim prieiti dabar apie tą stilių. Kas tavo, ta prasme, ar tu mėgsti prekinius ženklus, ar tu mėgsti, pavyzdžiui, ar tu rengiesi pagal nuotaiką, kas tave įkvepia? Aš visada rengiuosi pagal nuotaiką, o mano nuotaika visą laiką dažniausiai būna tokia pati, gera. Bet su tokiu savotišku prieskoniu, tai aš labai mėgstu rengtis taip, kaip dabar atrodau. Tai yra mano pagrindinis turbūt stilius, tai yra va, šitas toks fatališkas, gan sakyčiau. Bet labai gražus stilius. Ačiū labai. Tai va, tai žodžiu, tai apie ką mes čia kalbėjome? Apie tai, ką tu, pavyzdžiui, mėgti. Gal tu, tarkim, ar tu esi už prekinius brandus, ar ne? Jo, iš tikrųjų, aš nieko prieš esu prekinius brandus, jeigu jie yra originalai, o ne fake, nes, fake tai vienas dalykas yra, o tai taip pat kaip, gerai, nesiplėsiu šitą temą, tiesiog pasakysiu, kad taip mėgstu originalų. Taip, mėgstu prekinius ženklus. Taip, aš mėgstu prekinius ženklus ir tiesiog tai, aišku, be abejo, nėra mano pagrindinis rūbas, tarkim, kurį aš perku, tai nebūtinai turi būti Versace, ten Dolce Gabbana ar ten dar kažkas. Pavyzdžiui, šita suknelė yra Selena Gomez ir jinai nėra brangi, bet jinai man labai graži ir beje, aš jas dvi atsisiunčiau netyčia per klaidą. C-Bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Geras, bet labai tinka tau šitą suknelę. Ačiū labai. O ką tu galvoji pavyzdžiui, apie, tarkim,
Iš parduotuvės, kai būna padėvėtų drabužių parduotuvė, vieni, pavyzdžiui, tai labai mėgsta eiti, skirti laiko, ar tu esi, pavyzdžiui, už ar prieš ir, tarkim, ar tu geriau internetu užsisakinėsi produktą, ar tu esi irgi, kad, tarkim, kokį skudurinę pasižiūrėti, nu, tarkim. Na, aš skudurinę tai nesu svečias niekada, bet čia aš tiesiog kažkada be abejo, kai buvau vaikas, tikrai eidavom ir su mama ir tikrai pirkdavomės ir tam skudurinę vadinamam, ar ne? Nu, padėvėtų prekių parduotuvė, jo. Tai ir aš nematau nieko blogo, ta prasme, jeigu žmonės gali tiek sau leisti, ar ne, kad, o mes tuo metu tik tiek ir galėjom sau leisti, tai aš nematau nieko blogo, svarbu, kad nevaikščioti nuogam po miestą, tai čia yra blogiau, ar ne? Tai va, o šiaip aš dabar tai nesu jau seniai buvusi tokioj parduotuviai, bet ir aš turiu tokį nuostatą iš tikrųjų, nes manau, kad perpirkti iš second hando rūbai, jie atsineša savo kažkokią istoriją ir savo aurą. Ir aš labai tikiu šitais dalykais ir aš nenoriu daryti jokios antireklamos niekam, bet tiesiog galvoju, kad ta energetika, jinai yra tuose rūbose kažkaip atrodo užkoduota. Jeigu ten, pavyzdžiui, geras žmogus nešioja, tai tau sekasi su to rūbu, jeigu blogas, tai nesiseka. O šiaip tai visada pagalvoju, o gal čia, pavyzdžiui, nežinau, mirusio žmogaus kokie rūbai. Tai vat man tas kažkaip, aš gal labai lakios fantazijos, tokia labai jautri ir dėl to gal aš dabar nenešioju. Bet vaikystėj, paauglystėj nešioju, kaip priklauso ir nieko blogo man ten nebuvo. Ir nieko blogo man ten nebuvo, tai. Iš tikrųjų, labai džiaugiuosi, kad atėjai, nes man atrodo, kad tu esi labai praėjus daug dalykų gyvenime. Tai pavyzdžiui, gal tu galėtum papasakoti apskritai visą tavo pradžią, tarkim, kaip viskas prasidėjo, tavo muzikinis kelias, išgyvenimai, nuosmukiai, galų gale netgi vis tiek berods tikrai žinau, kad jau tu savo veiklą užsiemi apie 20 metų, ar ne? Ja, iš tiesų tai taip, veikla užsiimu apie 20 metų, bet dar prieš tai aš labai daug dainuodavau. Šiaip dainuoju aš nuo 5 metų, tai vat 5 metų aš jau žinojau, kad aš būsiu dainininkė, nes kai manęs klausdavo visi, kuo aš noriu būti užaugus, tai aš jau žinojau, kad aš būsiu dainininkė ir niekas kitas. Nors mokykloje daug kas sakydavo, nes aš labai gerai mokiausi, sakydavo, kad galėčiau galbūt kokią gydytoją, ar ten seselę, ar dar kažką, bet aš labai labai bijau kraujo, bijau žaizdų ir man kažkaip tai, ne mano čia visai reikalai, tai vat, tai ir šiaip aš žinojau, kad aš būsiu dainininkė ir tiesiog, kai buvo 14 metų, aš jau buvau tiksliai apsisprendusi, kad man nereikia daugiau nieko, tik dainavimo šitam gyvenime. Tai va, Tai va, mano pirmas išstojimas tai buvo 14 metų, tokiam dideliam suvažiavime buvo mokykloje, buvo suvažiavę iš daugelio ten rajonų, žodžiu, ir aš tiesiog dabar galvoju, kada pirmą kartą pasirodė Titanikas, 98 metais turbūt. Aš, man atrodo, tada 96 gimiau, tai būt 2 metukų, tai tada galbūt ne. Ai, savas, tai jaunas. Aš tai buvau 14 metų. 14, jo. 15. Aha, ir tada prasidėjo. Ir buvo toksai dalykas, kad man tiesiog kažkaip tai reikėjo kažkokią tai dainą sudainuoti ir mano dainą, tą, kurią aš mėgdavau dainuoti, kitą mergaitę, va, taip ėmė ir nukniso. Tai žodžiu, jinai dainavo tą dainą ir aš tiesiog nusprendžiau, kad dainuosiu Titaniką. Ir tada pirmą kartą gyvenime, kai aš užlipau ant scenos dideliai auditorijai, sudainavau tą My Heart Will Go On. Man visi pradėjo ploti ir visi rėkė pakartoti. Ir aš nesupratau, kas vyksta. Ir prie manęs prieidinėjo žmonės iš kitų ten, nepažįstami žmonės, ir sakė, kaip tau taip gaunasi, kas pas tave ten, iš kur tu taip moki. Ir aš pati pradėjau galvoti, rimtai, man čia gerai gaunasi, ne? Tai va, ir aš tada supratau, kad kad reiškia, aš noriu tai patirti dar ne kartą. Jo. Ir noriu tai duoti dar ne kartą klausytojams ir kažkaip tai labai faina. Labai faina, nes man buvo 18 metų, aš sudalyvavau tada konkurse FIS Superstar
jį rengė Universal Music, tais laikais čia buvo, kiek čia kelintais metais, gal 2001 buvo metai, gal 2002, žodžiu, bet jo, 2001 metai, bet esmė tame, kad kai sudalyvavau, ten dalyvavo ir Lietuvos didžiosios žvaigždės tuo metu, tai aš buvau visiškai, ten dar viena tokia kuriozinė istorija buvo su tuo FIS Superstar, mes ten susipažinom su Mino atlikėju, kuris tuo metu irgi buvo nežinomas kaip ir aš. Tiesiog mes, nežinau, ar čia įdomu kam nors ar neįdomu. Kodėl gali pasidalinti? Tiesiog kažkada, vat būtent tada, kada vyko tas konkursas, jisai vyko Karolinos viešbutyje, tas konkursas. O mum atsiuntė koordinatės, mum dviem, žodžiu, kad vyksta Karolinos klube. Ir tarsi Vilniuje. Ir mes stovim prie to klubo dviese, žinai, ten vaikštom, nei ten kas vyksta, nei ten ką, galvojom, blemba, gal Marijonas mus apgavo. Tai va, tai žodžiu. Bet paskui mes paskambinom Karolinos klubą, jo, tai vyko Karolinos klube, tai kaip ir visose turbūt konkursuose, tai kai aš atėjau, visiškai be jokios protekcijos, be nieko, mergaitė neseniai atvažiavusi iš kaimo į Vilnių, sudainavo Celine Dion, My Heart Will Go On, tą pačią dainą, ir mane atrinko važiuoti į Estiją. O ten jau Estijoje gyvenom, Dieve, mes ten su fainu labai hebra buvo iš tikro. Mes gyvenom vienam kambarį savaitę laiko su Jurga Šeduikyte. Tada buvo Daiva Starinskaitė, jai tada iš vis buvo 14 metų ir tokia buvo pankė, labai faina merga iš tikrųjų. Tai va, tai jeigu mane mato Daiva, tai tau linkėjimai, labai faina. Tada susipažinau su Jolanta Svirnelytė, su kuo mes labiausiai bendraudavom tenai. Tada susipažinau tenai su Rūta Ščiogolevaitė. Su Mantu Jankevičiumi. Ar Jankevičius? Tas čiuoški. Jankevičius. Mantas, dainininkas. Žinau. Taip. Man tai kviečiam tave į podcastą. Taip, kviečiam. Kad ištaisyt man pavardę tavo. Jankevičius. Žodžiu, Mantas, atlikėjas Mantas. Tai va, tai žiauriai faina hebra buvo ir tai buvo mano startas ir mano startas buvo ne Lietuvoje, didžiojo scenoje, tai buvo apskritai, tai buvo Estijoje, Taline. Tai va, ir aš kai grįžau į Lietuvą, tada mes įrašėm čia labai fainus džinglus M1. Man atrodo, iki šiol dar skamba, čia mano radijas M1. Tai geras. Ir taip tiesiog prasidėjo mano karjera čia Lietuvoje nuo tų visų FIS Superstar, nuo džinglų ir tada įvažiavai. Labai faina. Įvažiavau. O tai dabar gerai, pavyzdžiui, nes iš tikrųjų man tai yra labai įdomu, todėl kad, vis tiek įdomu, kaip viskas įvyko tavo gyvenime, ta pati pradžia, žinai, nes vis tiek, dabar jau tu esi vis tiek žinoma, matoma ir visa kita, mes prie to prieisime, nes visuomeniai, tie, kurie tavęs nemėgsta, mes juos pamaitinsim. Jo. Biški duosim tokios druskytės. Bet ar čia yra labai daug kas manęs nemėgsta? Jau, man atrodo, jie jau susitaikė su tą mintim, kad kitaip nebus. Tai jau jam vienodai, aš galvoju. Žinok, manęs daug kas nemėgsta, bet svarbu, mes gyvi, sveiki, esame mylimi, laimingi. Taip. Ir turim draugų. Labai tau ačiū, kad pasidalinai savo tą pradžios patirtimi. Ir jau kai tu atvarėjai į Lietuvą, kada tu supratai, kad jau tu esi tame dėmesio centre ir ar tau buvo toks momentas, kad kas yra galbūt toks keistas klausimas, tas galbūt žvaigždės pojūtis. Ir ar supratai, ar tu investavai į save į vakarėlius, ar tu vis dėlto rinkaisi kelią, kad toliau brėžtis tikslų, kas po ko eitų. Nes niekam nėra paslaptis, kad kartais gauni tokio dėmesio ir jisai labai greit užgęsta. Ar tu kaip tik stengiasi matyti į ateitį, kad toliau? Matai, ąžuolai, yra toks labai paprastas dalykas. Aš taip galvoju, kad pirmiausia pradėkim nuo to, kad mano tikslas ir mano svajonė nebuvo būti žvaigždė. Mano svajonė buvo dainuoti. Aš norėjau būti dainininkė, aš norėjau, kad manęs klausytųsi.
aš neįsivaizdavau to tokio, kad ten man kažkas lankstysis, ten kažką padavinės, bėgios paskui mane ten ir ten plos katučių, kai aš atvažiuosiu ar ten į kažkur, ar ne. Aš šito dalyko kažkaip tai nežinojau, kas tai yra. Pirmiausia, pradėkim būti žvaigždė. Nežinojau, nei man, ne tai, kad žinojau, nei man to reikėjo. Aš tiesiog norėjau dainuoti. Aš tiesiog išsikraudavau save. Aš nemoku paaiškinti, tai gyvena manyje, ta muzika yra manyje. Ir kada tu turi savyje tiek atrodo daug ir nori pasidalinti su kitais tiesiog tuo. Tai va, tai tada prasidėjo kūryba. Aš pradėjau kurti, bet irgi bijojau labai kurti, nes galvojau, nes aš labai daug kompleksų turėjau iš tikrųjų atvažiavus. Man iš viso reikėjo atvažiavus iš kaimo, realiai iš kaimo atvažiavus. Mangi per daug kompleksų reikėjo praeiti, nes visi sakė, o kaimietė, o tai ten to tokia, žinai, tau tik kaime ten ir būti, žinai, bla bla bla. Nu, žinai, vienas dalykas, galbūt, žinai, man kažkiek tai ir, o ne tai kažkiek ir pastumėjo į priekį, nes aš galvojau, palaukit, aš dabar šitą kaimietę jums parodys. Iš tikrųjų, kaip reikia dainuoti, iš tikrųjų, kaip reikia kurti ir taip toliau. Tai va, tai žodžiu, tai tais laikais iš tikrųjų, kai buvau pačiam savo pakilime, aš niekada negalvojau, kad aš čia užėtusi nosį vaikštų ir aš čia super duper baisinė žvaigždė esu. Nors tikrai galėjau taip galvoti. Tikrai. Bet aš kiekvieną kartą lipdama į sceną jausdavau begalinę atsakomybę ir begalinę baimę, kad viskas pavyktų taip, kaip aš noriu, nes aš esu visiškai absoliuti perfekcionistė. Nu, kad gautųsi taip, kaip turėtų. Absoliučiai, aš esu visiškai perfekcionistė ir man tiesiog ir maksimalistė, ir perfekcionistė, ir tas man labai kartais kišdavo koją, nes aš visada labai parindavausi, lipdama į sceną. Ir aišku, po tam, nežinau, 2 minučių ar po 1,5 minutės tau visi tie pergyvenimai praeina, bet tas pats išėjimas į sceną, tai atrodydavo, kad mane varo sušaudyt kas nors, perkelti, neprasme, netiesioginį. Nu, taip. Labai bijodavau, tikrai. Labai, ar ne? Jo, tai va, tai, bet kita vertus, gal ir gerai, nes aš labai vertinau savo klausytoją, savo žiūrovą ir aš juos visą laiką turėjau. Ir dabar turi? Ir dabar turi. Ir mane turi. Svarbiausia, čia jau. Taip, ir tave turi. Bet ir dabar, pavyzdžiui, tai bet kas yra sveikintina tavyje, kad net praėjus 20 metų tu turi savo klausytojus, tu esi šiandien dienai įdomi ir aktuali. Nes iš tikrųjų, 20 metų tai tu turi kažką tai turėti, nes 20 metų, tu gerai ten keli metai ir viskas. 20 metų, tai kokia yra tas sėkmės paslaptis vis dėlto būti pastebėtam. Tai aišku, tu visada svajoji būti dainininkė ir esi atradusi save. Aš galvoju vis dėlto, tai kaip 20 metų. Ar kažką pakeistum, ar tai buvo gal kokių, pavyzdžiui, klaidų, kai būdavo koncertai, kokie dažniausiai iššūkiai tavęs laukdavo? Visko būdavo ir yra buvę, kad ir ant scenos, ar ne, nudrimbi ir kas juokingiausia, kad tai buvo kažkada po Natalijos Bunkės pasirodymo, mano sekė pasirodymas scenoje, o ten, žodžiu, vaikai pūtė burbulus tokius, žinai, ant scenos ir ten, žodžiu, kažkaip, ar tai neišvalė tos scenos ir mes tada su Giedrium Leškevičiumi užlipo ant scenos dainuoti ir aš buvau su šortais, tai su aukštakulniais. Ir aš kaip slydau, ta prasme, teškiausi ant užpakalio, bet su tokia, aš dar tebeturiu nuotrauką iš tikrųjų, tai su tokia šypsena veide, nes buvo tikrai labai juokinga. Sėdi komisija prie stalo, aš guliu ant žemės, ant užpakalio, koja iškelta į viršų. Ta prasme, žiauriai juokinga buvo. Tai va, tai buvo visokių, bet tu, žinai,
tu niekada nepasimeti, tu iš kiekvienos situacijos tu išsisuki. Randyšį. Ir mums nereikėjo perfilmuoti antrą kartą. Nu, aš nugriuvau, nu gerai, nugriuvau, fainai, kad aš ten nugriuvau. Gyvenimas toksai, scena ir yra gyvenimas. Tai va, o kodėl vis dar yra tas klausytojas, aš turbūt galvoju dėl to, kad aš dar turiu ką duoti, nes aš dar jaučiu, kad kažkur daug man jie yra tos muzikos, tų išgyvenimų ir dabar ta muzika mano visiškai tokia yra, jinai yra brandesnė. Aš kitą vertus galvoju, iš tikrųjų ne veltui Dievas man davė balsą, kad aš tiesiog galėčiau savo dainų žodžiais, kai kada žmonėm tiesiog palaikyti kompaniją, kai jiems yra blogai. Muzika iš tikrųjų, tiesą sakant, man asmeniškai labai gelbsti. Gydo. Yra Taip, tiesos. gydo. Tai va, ir aš galvoju, kad dar nelaikas man palikti sceną. Tikrai nelaikas. Ne, jokių būdų dar čia. Nors buvo visokių minčių, tikrai. Buvo? O kas galėjo įtakoti? Ne tai, kad kažkas galėjo įtakoti. Nu, įsivaizduok, tu 20 metų esi scenoje, tu 20 metų darai tą patį visą gyvenimą. Aišku, tai visą tai rotuoja, tai nėra tas pats, tu nekoncertuoji visada to paties, nekuri tų pačių dainų ir ten taip toliau, bet buvo tokių minčių, kad galbūt laikas. Bet šią dieną galvoju, gal ne, gal vis dėlto dar aš pabūsiu, panervuosiu kitus. O kaip tame, pavyzdžiui, pasaulyje pramogų ar kažkokia tai nesveika konkurencija, pavyzdžiui, ta konkurencija turi omenyje pramogų pasaulyje, kur yra tokia, tarsi būtų nupudruota, ar tu tą jauti? Ar tik, pavyzdžiui, esi pajutus, tarkim, vis tiek tu esi dalyvavusi įvairiuose pasirodymuose, tarkim, raudoni kilimai, ar ne, tiek, kad ir mamos apdovanojimai. Tai be abejo, kad esu dalyvavusi ir jeigu tiesiog, reikia įsivaizduoti, anksčiaugi ne tik tai arenose buvo po 15 000 žmonių galima buvo surinkti, po 20 000 lauko arenose buvo galima surinkti, nes tiesiog būdavo miesto šventės. Kažkaip atrodo toks jausmas, kad ir žmonių galbūt Lietuvoje buvo daugiau, nežinau. Galbūt net dabar daug kas emigravė šiaip. Taip statistiškai žiūrėjo. Nes miesto šventės jos būna realiai, nemokamos. Žmonės ateina nemokamai pasiklausyti. Tai tikrai labai daug žmonių ir ypatingai, kai tu po vasaros dangum dainuoji ir minė žmonių apšviesta ten kažkur iš tolo, nesimato galo. Tai yra fantastiškas jausmas, tiesiog. Tai yra didžiulė atsakomybė, bet tai yra nepakartojamas jausmas ir tu to jausmo nepatirsi daugiau niekame. Nežinau, turbūt gal su parašiutu, kad nebent jeigu iššokčiau, tada gal. Esi bandžius? Ne, aš dar neišprotėjau. Ne, aš bijau aukščio labai. Tai žodžiu, 20 metų scena ir gyvenime visko buvo ir tapai jauna mama. Pradžiai mama tapau, paskui scena buvo. Pradžiai mama tapai, ar ne? Pradžiai tapau mama ir po to, kai pradėjau labai norėti dainuoti, tai žodžiu, tai mano buvęs vyras, mes buvom vedę ir tada jisai man sakė, kad labai nenori, kad laimėčiau tą FI Superstar, nes kad patekčiau tenai. Labai nenorėjo. Žiauriai. Net supyko, išėjo iš namų, tada atsimenu. Oho. Aha, jo, buvo toksai momentas. Bet aš galvoju, ir kas? Ir kas? Mano svajonės yra mano svajonės. Ir joks vyras mano svajonėm nesutrukdys, absoliučiai. Tai aš kaip ir sakiau, vyrai ateina ir išeina, o muzika lieka visada. Tai taip ir yra. Ir aš šiai dienai galiu pasakyti, mano didžiausia gyvenimo meilė, nekalbam ten apie vaikučius, ten ar ne, apie mamas, tėčius ir taip toliau. Kalbam apie vyrus ir muziką. Muzika laimi bet kokioje srityje. Visur. Ir aš kartais netgi galvoju, kad jeigu, pavyzdžiui, aš nustočiau dainuoti, tarkim, baigčiau karjerą ten ir visą kitą, man ten susišviestų kažkas. Aš vis tiek nenustočiau dainuoti. Aš nenustočiau kurti. Aš vis tiek kur nors eičiau į karaokę tada padainuoti. Tada kažkaip. Tai jau yra duota ir iš to jau tu netimsi, žinai. Bet labai džiaugiuosi, kad tu panaudoji, nes tikrai būna žmonės labai daug svajoja. Jie kaip ir jam atrodo, ta svajonė yra pasiekiama, bet kaip tu ir sakai, buvęs tavo vyras ten pasakė, jeigu tu nueisi, bus taip ir taip. Tai daug kiek tokių moterų arba apskritai žmonių ir nustumė tą svajonę. Mano svajonę pasiekti buvo tikrai labai nelengva. Tai nebuvo, pabandykime įsivaizduoti, ar ne, nebuvo kažkoks projektas, kuriame tu sudalyvavai, pavyzdžiui, kaip
tarkim, nežinau, X ten faktoriai. X faktoriai, ten Lietuvos visokie kiti, balsas. jo, Lietuvos balsas ir ten taip toliau, ar ne? Tai nebuvo tas projektas, kur tave rodo kasdieną televizijoje ir tu esi patampis taiga žvaigždė, žinai, ir tu nežinai, ką su tuo daryti. Mano buvo kelias labai ilgas ir aš turėjau praeiti, labai daug dirbti turėjau iš tikrųjų, labai, nes aš turėjau visada atsirasti ten, kur turiu atsirasti, kada turiu atsirasti, man būdavo pasakyta ir aš turėdavau viską daryti ir aš darydavau ir nebūdavo taip, kad pavyzdžiui ten visi, aišku, buvom jauni, ten koks vakarėlis ar ne, tau kitą dieną koks panelio žurnalo viršelis, žinai, fotosesija vyksta. Nu tai tu pamėgi ten, kad ir porą valandų, bet tu pareigingai visada turi ateiti, nesvarbu iš kur, iš pragaro gali ateiti, bet turi ateiti būtinai. Ir ta disciplina, jinai iš tikrųjų davė savo, tas noras siekti, disciplina ir užsibrėžtas tikslas, tai davė vaisių. Tai tas yra labai faina iš tikrųjų. Dėl to aš kartais galvoju, kad daugeliui dabartinio jaunimo žmonių, ar ne, dabartinio jaunimo, labai trūksta šito dalyko. Aš pasižiūriu, aš nekalbu apie atlikėjus, aš kalbu apskritai apie jaunimą. Nu, taip. Ja, trūksta disciplinos, nes tokie truputėlį išsibalansavę su tais Xbox'ais jie būna. Mes, kaip pasakyti, keičiasi, žinai, aš tau pasakysiu, jaunimas tikrai neįsižeiskit, nes aš irgi Ne, absoliučiai, tikrai neįsižeiskit. Jaunimas nori, blet, oriai uždirbti, blet. Ateina ten, aš noriu 1,5 štukos. Blemba. Supranti, ir užsivadina save ten, pavyzdžiui, projektų ten, kokie ten, taip ir taip. Hebra, nusileiskit ant žemės, reikia padaryti elementarų dalyką ir sėdi. Jaunimas, blet, nori oriai uždirbti. Dėl to, kad jie mato Instagramą, jie mato, kaip galima gyventi, galima uždirbti, tai čia nėra nieko blogo, iš tikrųjų, kad jie nori uždirbti. Tai čia nieko... Svarbiausia, kad jie žinotų, kaip tai uždirbti. O kad jie nori tai uždirbti, tai čia yra labai sveikintinas dalykas. Blogiau būtų, jeigu jie norėtų sėdėti mamai ant sprando, žinai, su tėčiu, tai čia būtų daug blogiau. Bet aš turiu minį, kad nori viską, aš kalbu ne apie visus, bet apskritai, visi galvoja, kad va tai, žinai, aš noriu būti dainininkas, taip, žinai, noriu verslą, taip, niekas taip nepasidaro, tu iš tikrųjų turi labai daug įdėti darbo. Taip, tikrai taip. Ir tiesą pasakius dabar, aš irgi turiu sūnų, ar ne, ir visą kitą, ir ten mano sesės turi vaikų ir taip toliau, tai ašgi matau, ten tiesiog vaikai iš tikrųjų, jie nenori to darbo, kurį mes kažkada dirbom. Aš esu dirbus padavėja kažkada labai seniai, kai tik atvažiavau į Vilnių, labai trumpai, aišku, nes taip jau atsitiko, kad, aš padariau karjerą ir uždirbdavau kitur pinigus, ar ne? Bet jie nenori tų darbų, nes jis skaito, kad čia yra juodadarbiai, kad čia yra sunku. Tai aš laiką sakau, jeigu tu nenori dirbti šito darbo, tai ką tu padarei, kad tu dirbtum kitokį darbą, arba kad tu turėtum kažkokį savo verslą. Ką tu padarei? Aš tai nešiau lankstinukus Palangoje ir mane užknisai, išplėšiau ir išmetė ir man išmetė iš darbo. Ir kartais iš tikrųjų, kai užsidaro kažkokios tai durys tavo gyvenime, tai kartais būna tik į gerą ir visada dažniausiai būna tik į gerą. Nes jeigu jos užsidaro, vadinasi, jos turėjo užsidaryti. O kalbant, Mija, apie dainavimą visą kitą, tai esi dalyvavusi Eurovizijoje, ne vieną, berods tikrai mačiau, bet nežinau, ar vieną kartą, ar kelis kartus dalyvavau? Aš 2 kartus dalyvavau ir 2 kartus laimėjau 2 vietą. Blemba. Ne, aš 4 kartus, atsiprašau, dalyvavau, bet aš tų kartų net neskaičiuoju, nes man jie tokie buvo desperate tie kartai tokie buvo. O tada dalyvavau tai labai ilgai, aš tenai kažkaip buvo tas toks kitoks formatas ir ten dainavome su Jezu, aš atsimenu, ten toks konvejeris buvo, ten tiek dainų reikėdavo naujų išmokti, paruošti šokius, žodžius, būdavo kažkoks kosmosas man, bet dėjom iki finalo ir nenoriu kažkaip, nėra labai tokio džiaugsmo prisiminti tą Euroviziją, neprisimenu su labai didžiulė nostalgija. Dabar nepakartotum vėl? Ne,
Nebėra, ne? Viskas. Aš su Eurovizija pas mane yra baigtas. Baigti santykiai. Supratau. O klausyk, žiūrėjai Euroviziją paskutinį šeštadienį, čia, kai dabar vyko ta atranka. Bet dar ką noriu pasakyti apie Euroviziją. Gerai, pasakyk. Aš noriu pasakyti apie Euroviziją tai, kad man vėl, kiekvieną kartą, kai tu dalyvauji, pavyzdžiui, kokiam nors konkurse, tai tu stiprėjai visada kaip atlikėja. Tu kaip muzikantas, kaip menininkas, tu stiprėjai visada. Tave ir ta disciplina, ir visi kiti dalykai, nes ten, aš sakau, aš kai dalyvavau Eurovizijoje, aš eidavau specialiai sportuoti sporto salę ant ištvermės, kad neuždusti ant scenos. Čia labai svarbu šitie dalykai. Taip pat, kiek manim, ta prasme, aš savo formą tikrai džiaugiausi, bet šiaip tiesiog buvo tikrai labai sunku. Tikrai buvo labai sunku daryti iki finalo ir tikrai visi buvom pavargę, aš manau. O pavyzdžiui, vis tiek esi... Bet tai koks tu provokatorius esi, nu? Nu, blemba, geras klausimas. Galimai gali neatsakyti arba atsakyti. Viskas gerai, žinai, su to kosmosu. Mes kartais būnam visi išskridę. Visi išskridę, tikrai taip. Kartais, galimai. Matai, kaip yra, todėl, kad tikrai nepaslaptis, kad pavyzdžiui, tenties, kalbėkim apie tuos skandalus. Pavyzdžiui, aš tikrai turiu artimą žmogų šeimoje ir yra pasidalinęs patirtimi, kad kartais sako, tokie skandalai labai, kaip pasakyti, po to yra sunku įsitiesti. Apskritai, skandalas neigiamas, jisai neigiamai tave veikia. Tau buvo, pavyzdžiui, tavo atveju? Man labai teigiamai veikdavo visi skandalai, absoliučiai. Vienintelis gal ten, nežinau, gal ir yra buvęs koks neigiamas toks, kur jau tikrai. Bet šiaip, pas mane visą laiką pilnas būdavo salė žmonių. Kuo daugiau skandalų, tuo daugiau žmonių. Bet ta prasme jau tau buvo pofigiai, tu buvai pripratus, ar ne? Ta prasme, pas mane būdavo taip, kaip nuo žąsies vanduo. Aš nueinu, kažkas ten parašo kažką, bla, 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 bla. Ir gaunasi po to taip, kad aš atsisuku, pasižiūriu, apsisuku, nueinu ir toliau savo gyvenu savo gyvenimą. Tai prasme, visiškai man būdavo jau vienodai, kas ką rašo, kas ką šneka. Absoliučiai. Nes man atrodo, kad kitas yra dalykas sveikintina, nes tu esi drąsi, ne kiekvienas taip gali, aš kaip galvoju. Ne, aš gal esu ne tiek drąsi, kad aš gal esu kitaip pavadinčiau save. Man dzimbalalai gal yra, kas ką galvoja apie mane, žinai. Tai. Kaip tu ten sakai, tas priežastis būna labai geras. Priprasi. Bet jis veikia. Man šitą frazę, žinok, iš tikrųjų atsirado per karantiną, todėl, kad visi lojo, kad nenešios kaukių. Nu ir ką jūs ten lojote, vis tiek visi nešiojo tas kaukės. Ir tada supratau, kad iš esmės žmonės pripranta prie bet kokio dalyko. Ir jie dažniausiai... Kai yra nauja šviežia mėsytė, duodama visuomeniai, jie palos galimai kokią savaitę, 2 ir tu būsi jiems nebeįdomus. Tai va, bet man įdomu pamatyti, sukelti tą tokį, žinai, jiems adrenaliną. O aš ką, aš žinu parūkyti. Tu jau pats esi, ta prasme, kaip adrenalinas, supranti, tu kai tu pasirodai eteryje, tu jau vien tavo išėjimas į bet koks į eterį pas tave jau yra adrenalinas. Tai tu būni, tu labai gyvas žmogus esi, supranti. Ačiū. O tokių gyvų žmonių, pas mus visi mirė vaikšto realiai. Visi mirė su mirusiom sielom. Ta prasme, akis užgesusios, siela numirusi. Nesakau, kad visi. Yra labai daug žmonių, tikrai, kuriuos reikėtų taip gerai papurtyti ir prikelti iš tikrųjų. Nes tas gyvumas juos ir veža. Nes jie to savyje ieško ir galbūt neranda. Nes, tegu aišku, nesupyksta kai kurie žmonės, aš čia ne visiems taikau, bet tikrai yra labai daug mirusių žmonių, gyvūnų mirėlių. Kažkaip jo, galbūt yra, žinai, tokių visokių dalykų, bet aš noriu, kad tu labiau, man labai patinka, kad tu turi šiandien galimybę atsiskleisti, tu pakalbėjai apie muzikos tą pradžią, ar ne, gerbėjai. Taip. Gerbėjai. Taip, gerbėjai. Taip. Ir tu man pasakyk apie tos gerbėjus, tai turi tu jų dar iki dabar? Tai aš turiu omeny tie gerbėjai. Tai aišku turiu, žinai, tokie. Jo, aš turiu omeny tie, kur jau truputį ribų nejaučia.
kur ten pradeda sekti, pavyzdžiui, Ne, arba dabar jau, kai turiu draugą, tai biškai jau, taip apsiraminę jo yra truputėlį, galiu sakyti, bet man va bet jo, bet man labai keista būna, pavyzdžiui, kada Aha. rašo, labas, gal kavos, gal sutiktum su manim susitikti, ta prasme, galvoju, mane tai truputėlį, žinai, pykdo, nes puikiai žino, kad aš turiu draugą, nes aš jį visur, ar ne, tenai akcentuoju pas save, kad pasidalini yra, kartais, pasidalinu, taip. aš jo neslėpiu ten užrakinus, žinai, ir ten taip toliau. Ir kai man parašo, ar ten bla bla bla, žinai, gali susitikti kavos, ar ten kur tau rožės. Nu gerai, rožės dar galima siūskit. Bet Beje, Davidai linkėjimai. jo, bet esmė yra tame, kad kavos, nu jo, kavos, sakau, galim 3 tada pasimatyti, žinai, iš serijos, jeigu tau net... Pakalbėti apie kažką. Tai va, o yra buvę pas mane tokia situacija, labai juokinga. Aš net iš tikrųjų padariau įrašą balso. Išsislėpiau, kaip pamačiau, kas atsitiko, aš įjungiau diktofoną ir įsikišau pas save. Ir turiu iki šiandien dienos įrašą jo. Žodžiu, buvo tokia istorija. Man, žodžiu, tenai toksai vyrukas norėjo labai su manim susitikti dėl koncerto. Aš sakau, ta prasme, šiaip tai mes, kadangi jisai iš Panevėžio, žinai, sakau, tai mes kaip ir galim nesusitikti, nes, ta prasme, kaip ir nėra tikslo, aptarkim viską telefonu. Taip. Jisai sako, ne, žinok, aš noriu vis tiek pasimatyti. Gerai, galvoju, jeigu čia jau taip nori pasimatyti, tai gerai, gal kažkokia nori paslapčių man papasakot, žinai, gal dar kažką. Įmonės vakarėlis, ten bla 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 ir ten taip toliau. Ir žodžiu, ir situacija tokia, kad aš atvažiuoju, žinai, į kavinę, į restoraną. Ir matau, kaip sėdi vyrukas su, nežinau, gal 100 rožių raudonų. Ir aš jau suprantu, kad jisai jau ten drebėdamas eina link manęs ir aš jau suprantu, kad link ko čia viskas eina su tom rožėm ir ten taip toliau. Ir aš nežinau, kaip man taktiškai, aš šiaip esu taktiškas žmogus, žinai, ir aš nežinau, kaip man taktiškai iš tikrųjų pabėgti iš ten, žinai. Iš tos situacijos, jo. Taip. Mes susėdam kalbėtis, man ten padovanoja tas rožės ir ten pradeda mane kviesti kažkokius, žodžiu, nežinau, Maldyvus iš serijos, žinai, ir ten taip toliau. Bet aš pabėgau vis dėlto, susirinkau tas rožės ir kaip tik mano draugės gimtadienis buvo. Beje, jeigu žiūri laidą, greičiausiai žiūri, tai tas rožės neišmečiau, padovanojau draugiai. Geras. O kaip tu pabėgai, kaip tu pavyko tiesiog pasakyti, kad keičiasi planai ir turi išėjti? Tai šiaip susitikimus niekas nevaikšto 5 valandom, žinai, kai būna darbo susitikimai, tai vis tiek būna tau? Labai priklauso, ne, 5 valandų. Labai priklauso nuo to, su ko eini tą susitikimą, žinai, darbo. Jo, o kitas yra... Jeigu visai žavus vaikinas, tai galima ir ilgiau pabūti. Darbiniai susitikimai turi strategiją. Taip. Nes ten apie pievą šnekėti, yra skirtas laikas, yra skirtas... Ne, tai faktas, tu gali apie daug ką šnekėti, bet yra faktas, kad tu turi pradžių bent jau apie darbus pakalbėti. O dėl ko diktofoną tau reikėjo rašinėti, kad pradėjo po to grasinti galimai, ar kaip? Ne, aš tiesiog norėjau įsirašyti savo, norėjau parodyti, draugiam. Geras. Tai va, ir turiu įrašą. Labai juokingai skamba iš tikrųjų, kad turi tą įrašą. Bet dabar, pavyzdžiui, vis tiek tikrai aš kažkaip noriu paklausti, bet šiandien dienai vis tiek, jeigu yra kokia įmonės vakarėliai, arba tai tu gali privačiai galimybę. Tai faktas, kad visi mes važiuojame ir visi mes dainuojam ir nėra čia nei vieno, kuris nevažiuoja. Viskas priklauso nuo finansų. Jeigu tau sumoka tiek, kiek tau reikia, tai ir jeigu tau išpildo visas sąlygas, kurių tau reikia, kodėlgi tu nevažiuosi koncertuoti, tai faktas, kad tu važiuoji ir dirbi. Ir su malonumu, nes man, pavyzdžiui, įmonės vakarėlį žiauriai patinka. Nors aš taip gerai jaučiuosi, dirbdama. Ne vienas man beje sakė yra ta, kad sako, žinok, kažkaip įmonėse, kai tu, sako, smagesnis, ne tik, kad smagesnis vibe, bet kuom skiriasi. Ką žinau, man tai labai faina. Jaukiau gal, ar ne? Aš nežinau, su jais ir pabendrauju. Jie žino, ką jie pasikvietė, jie žino, ko jau tikėtis. Ta prasme, ar ten, žinai... jie tokie, žinai, iš savęs, jie tavęs laukia. Jo, žinai, jie būtent. Jie laukia tavęs. Ir tu, kai, žinai, kai tu atvažiuoji, tai, geras vaibas, faina. Po to, žinai, prieina, pasikalbam, žinai, ten visą kitą. Tai būna tikrai labai smagu. Fainiai, tikrai. Tai va. O ateityje planuoji gal surengti areną? Yra tokių minčių šiaip, apskritai tavo gyvenime. Kodėlgi ne, kas čia tokio? Žinai, su arenom yra toks, labai skambu yra su tom arenom, žinai, aš labai nenoriu vieno dalyko.
labai nenoriu paskui autobusais vežti į areną nemokamai žmonės ir sakyti, aš surinkau areną. O šito tai nenoriu. Ir sėsti bačkę arba ten ant vos išeiti ant lygių. Tai čia tik labai skambiai skamba tos visos arenos, aš nenoriu nieko blogo pasakyti, bet tiesiog žinau tokių situacijų, tokių tikrai nepasakosiu nei kas, kaip, kur, kada, bet tikrai žinau, kada atlikėjai gyrėsi, kad jei, surinkau areną, visą kitą, o visi ten, žinai, už nugaros kalba, kad autobusais buvo vežami žmonės, kad arena būtų pilna, žinai, ir ten nemokamai buvo. Tai aš šito dalyko nenoriu ir aš šito dalyko labai bijau. Galbūt vieną dieną, galbūt, nežinau. Bet aš šito dalyko bijau. Aš vieną kartą esu jau nudegusi. Oho. Ir nesu arena, bet esu jau vieną kartą nudegusi ir aš antrą kartą kažkaip tai nebenorėčiau jau pasimauti ant tą pačią grėblę. Tai o imti areną yra labai atsakingas darbas, ar ne? Faktas, kad tai. Faktas. Arena yra labai atsakingas darbas, iš tikrųjų. Ir tai vienas atlikėjas to padaryti tikrai negali. Jisai negali pasakyti, žiūrėkit, aš darau areną. Tai už to aš darau areną, dar stovi krūva žmonių, kurie irgi daro tą areną su tavimi. Ta prasme, tai čia nėra... Komunikacija visa. Kas tai? Komunikacija turi minėti. Absoliučiai labai daug žmonių dirba. Tai nėra, kad žmogus atėjo ir vienas pats pasidarė savo areną. Tai yra fiziškai tiesiog neįmanoma. Ir visi atlikėjai turi savo komandas kažkokias ir jie dirba kartu toje komandoje. Tai va, tai aš dar gal nežinau, aš gal nepribrendau, nors šiais metais jau yra 20 metų, kai aš esu oficialiai scenoje, balandžio 18 dieną bus 20 metų, kaip oficialiai mano pirma daina suskambėjo radijo stotyse kaip Mijos. Skambės? Suskambėjo. Atsiprašau. Jo. Tai va, tai kaip Mijos, tai kaip ir toks savotiškas jubiliejus, tai žiūrėsim. Planuoji paminėti? Yra minčių visokių, tai. Gal kažkokį padaryti įdomu, ką man dar net pačiam pasidarė. Tai žinai, pirmiausia, tai aš galiu pasakyti, kad eilėje jau laukia labai daug dainų, nežinau, kodėl aš jų neleidžiu, nežinau. Tokia kažkokia stagnacija man buvo gruodžio mėnuo. Aš gruodį, man atrodo, išleidau vieną dainą, tai dabar va, greitų metų pasirodys kita, tada dar kita. Jos jau yra įrašytos. O tu ko laukiai? Aš nežinau, aš kažko laukiu, aš galvoju, gal reikia, kad manęs kas nors aprašytų. Aš juokauju, aišku. Žinok, leisk, tikrai klausytai. Aš manau, kad man atrodo, kad vis tiek kažkokiame etape yra visiškai normalu, kad tu sustingsti, bet yra visiškai normalu, absoliučiai normalu. Tai yra normalu. Ir aš galvoju, kad sustingimo būsenai paleisk muziką ir pamatysi, kaip bus kitaip. Aš taip galvoju ir aš tau tikrai palinkėsiu to ryžto ir aš manau, kad po to podcast'o vis dėlto galvosi, kad galbūt yra gerai tame tiesa kažkokia. Leisk. Gerai, leisk. Aš manau, kad, matai, mano toksai patarimas, bet aišku, aš žinau, kad galbūt iš to slypi daug naktų ir galvojimų, žinai, nes tau pačiai turi ateiti noras paleisti muziką. Matai, aš visą laiką visą gyvenimą darau intuityviai ir aš jeigu nejaučiu, kad man dabar reikia, būtent dabar su šita daina išeiti į eterį, tai aš ir lauksiu kažko, dar lauksiu. Pavyzdžiui, yra prirašytų dainų, kurios išeis tik tai į YouTube kanalą, nes aš jau taip esu nusprendusi, kad tos dainos kai kurios tik YouTube yra skirtos, tikrai ne radijui, bet tas irgi nėra labai blogai iš tikrųjų. Tai va, tai žodžiu, yra tikrai darbų padaryta nemažai, visiems atrodo, niekas nevyksta, jie nieko nedaro, nieko nedaro. Stagnacija, ne stagnacija, pas mane vyksta ir kūryba, ir analizacijos visokios, ir įrašai, darbai studijoje, galbūt aš netiek afišuoju, žinai, viešai, kad aš ten važinėju, kažką darau, bet jo, laukia daug naujų dainų. Tai va, tai mane tas labai ir džiugina, kad laukia kažkokios tai naujienos. Ir kitas yra dabar dalykas, pereisim prie socialinių tinklų. Tikrai nemažai turi sekėjų tiek Instagrame, beje, tavo Instagramas yra Mija Pilibaitytė. Pilibaitytė. Atsiprašau. Pilibaitytė. Pilibaitytė, atsiprašau. Taip.
Taip. Nes kažkaip man kartais su tom O tarmėm. kokia tavo pavardė? Misiukevičius. Misiukevičius. Tai aš moku ištarti. Misiukevičius. Kažkaip taip. Tai turiu nemažai tų sekėjų Instagrame, socialiniuose tinkluose, tiek Facebook'e. Tai šitą auditoriją labai daliniesi, ar kaip kartais matau ir asmeninio gyvenimo parodai savo antrą pusę, ar esi aktyvi tose socialiniuose tinkluose, ar tau va, tai va, nei šilto, nei šalto. Aktyvi, manau, gal, ne? Kažkaip anksčiau mažiau aktyvi būdavau, dabar gal aktyvesnė esu. Bet Aš atsiprašau, kad neištariu taisyklingai tavo pavardės. viskas gerai, baigtų, normaliai viskas. Viskas gerai, skirti. Tai aš manau, kad aš dabar savęs atiduodu savo, aš jas draugais vadinu, nevadinu sekėjams. Aha, pastebėjau šitą. Draugai mano jie. Ką žinau, aš jaučiuosi kaip su draugais. Ir aš jiems savęs atiduodu tiek, kiek aš jaučiu, kad aš galiu atiduoti tą dieną. Nes, o dabar, pavyzdžiui, buvo tokia savaitė, kai aš tikrai buvo labai bloga nuotaika namuose ir galvoju, blembučki. Ką aš tokia nesu iš tų, kur ateis, perkt pradės į Instagramą, ar ten dar kažkas, aš tokia, žinai, labiau pas mane orientuotas profilis yra į tai, kad žmonės pakelt, jam padėt, kažkaip, žinai, paspirt, net nežinau, kaip pavadinti, žinai. Pamotivuot. Pamotivuot kažkaip, žinai, kad jie žinotų, kad nesvarbu, ar ten yra labai labai bloga situacija, bet, kad šiandien irgi man gal buvo, aš tikrai ne kokia nuotaika, bet aš atėjau ir man labai faina, žinai, aš sėdžiu, kalbu su tavimi ir man žiauriai faina, žinai, yra. Tai, kad visi vaibas, žinai, ir aš noriu, kad tą vaibą jie tiesiog gautų gerą iš manęs. Ta tokį, žinai, pavyzdinį vaibą, kuris, kad suprastų, kad, nes yra tikrai žmonių, kurie sako, blemba, ačiū tau, kad tu daliniesi, žinai, ten tam tikrais momentais, žinai, gyvenime. Tai tas yra labai faina ir mes komunikuojam, mes labai fainai komunikuojam, aš labai džiaugiuosi turėdama Reel sekėjų, beveik 40 000, man tai yra kosmosas ir aš nesulaukiu visiškai jokio heito. Ir tas yra man kažkoks, kosmosas. Tas yra visiškas kosmosas. Man labai keista, aš, pavyzdžiui, Instagrame tiek nesulaukiu hito, kiek Facebook'e. Visiškai nesulaukiu nei Instagrame, nei Facebook'e, aš sulaukiu labai gražių žinučių. Ir anksčiau be abejo aš jų sulaukdavau, aš nežinau, kas man jie pasikeitė, galbūt man jie greičiausiai pasikeitė kažkas, nes, nebesulaukiu aš heito. Ir tas yra, tiesiog kažkas tai wow. Wow. Labai geras jausmas, kai ateina ir žmonės sako, kokį tu fainą, žinai, ne. Nenoriu, žinai, aš čia girti, bet tokių žinučių gaunu, kur net ašarą nubraukiu, atrodo. Kodėl, pavyzdžiui, mes negalim pasakyti apie save gerus komplimentus, mes visada esam pripratę kalbėti, tave vadina ten tarkim, storas, kūdas, plonas, tu dabar pasakyk, kad nors kažkas išskirtiniam interviu pasakė. Aš kažkaip, žinai, aš visą laiką galvojau, kad, žinai, aš dabar, žinai, esu vis tiek daugiau priaugus svorio su metais, negu buvau ten, tarkim, 30. Ir ašgi 30 buvau ten, žinai, ir on top visą, žinai, tipo, labai jau ten aukštai, viską ten mane visi, žinai, priimdavo ten, nesvarbu, anyway. Bet aš tada buvau labai kuda, žinai, tokia visa, prižiūrėjau, ten visą kitą ir ten taip toliau, aš ir dabar prižiūriu, aišku, save. Bet turiu menį, kad aš turėjau tada būti daug fainesnė, negu esu dabar. Bet tada daugiau heito sulaukdavau negu dabar. Tai labai įdomi. Ir, pavyzdžiui, niekam nekliuvo mano ten ta figūra kažkokia, žinai, gal papilnėjus labiau. Nes tikrai buvau daug kudesnė, ne? Niekam nekliuvo ten kažkokie, tai nežinau, dalykai. Tai prasme, keista net labai. Man tai atrodo, kad koks tu pats esi, tokia tavo tai auditorija. Ir aš taip galvoju, žinai, kad pas mane tie 40 000 žmonių yra tokie kaip aš. Aš taip galvoju, nes mes labai gerai vieni kitus suprantam, mes būna padiskutuojam, kartais iki nakties diskutuojam ten su jais, asmeniškai žinutėmis. Aš kartais, žinok, pagalvoju, irgi kažkurį čia vakarą, galvoju, turiu tokią auditoriją ir, žinok, ir taip važiuoju vieną rytą į darbą ir, žinai, ir jie būna ten sutinka gatvėje, pasako komplimentus, visą kitą ir aš taip galvoju, blet, jie man labiau pasako negu mano draugai mano gyvenime. Jo, tikrai taip. Tikrai taip. Nuoširdžiau pasako, negu... Tikrai taip. Tikrai atrodo, kartais svetimi žmonės, jie, iš esmės jie yra svetimi mums žmonės. Tai, žinai, bet jie daugiau... Žodžių,
daugiau Kur tavo tiek draugai, atrodo, niekada nepasako, tai tavo vyruško armija kažkokia, tai galvoju, kažkoks kosmosas, supranti? Ir aš tai. kartais galvoju, kas čia per taip esu susimąstęs, tau Matai, taip yra tu, buvę. žinai, vėlgi, aš tai tikiu tą, žinai, energetiką, tą vidinę, žinai, kokią tu energetiką spinduliuoji, žinai, kokiam tu lygmenį, žinai, ką tu rezonuoji. Tu, žinai, tu ir pritrauki to žmonės prie savęs. Tai pas mane, pavyzdžiui, būna taip, kad per savaitę 500 minus followerių, 500 kokie 2 plus followerių. Taip, žinai, atrodo, kaip suprast, kodėl jie mane unfollowina, žinai. O čia pim, žiūri. Ir suprantate, tie skaičiai realiai jie nesikeičia, bet būna taip unfollow, žinai. Žinau, tai yra dar kažkas, tai apskritai algoritmas šiaip tai yra instagraminis algoritmas, į kurį turėtum visiškai nekreipti dėmesį. Ja? Absoliučiai taip. O Galėsiu prašviesti po to. Gerai, po to prašviesi mane. O aš paskui prašviesiu savo sekėjus. Tai jo. Savo draugus. Tai vienu žodžiu, matai, ta auditorija dabar yra labai vertinama ir, pavyzdžiui, kaip tu galvoji, kas labiau veikia? Ar veikia tais laikais, kaip tais laikais? Prieš 20 metų nebuvo, manau, tų socialinių tinklų, tiesa, tokio didelio dėmesio. Prieš 20 metų? Prieš 20 metų buvo laisvalaikio žurnalas. Ta prasme, kokie dar socialiniai tinklai. Apie ką tu kalbi, buvo 1LT. Jo turėjau. Ir ten nebuvo jokių žvaigždžių, buvo visi draugai. Jokių Jo, niekas. būdavo 50-50. Aš tai už naktį nelabai pamenu, nes labai seniai buvo. Nes aš Labai. vertindavau. Pažintis.lt buvo irgi. Kas? Pažintis.lt, 1LT, tai čia tas pats lygiai. Jo. Tai va, tai žodžiu, tai ten buvau, bet aš ten kažkaip, ką žinau. Kaip aš atsiradau Facebook'e, Facebookas jau buvo susikūręs, aš jau buvau žinoma, ganėtinai neblogai ir aš tada dalyvavau žvaigždžių duetuose su Giedrium Tai Leškevičium. fainai. Aha, ir mes tada tais metais laimėjom pirmą vietą. Jėga. Palauk, žvaigždžių duetas per Per Alanką, jo. Bet, žodžiu, ir aš atsimenu, visi ten turėjo tą Facebooką, o aš aišku neturėjau jo, nes man tiesiog jo nereikėjo. Nereikėjo, man Nebuvo neįdomu, aktualu, jo. man, žinai. Aš tiesiog pamenu labai gerai, kaip ateina man Giedriaus žmona ir sako, tu klausyk, aš tau rašiau per Facebooką, tai ko tu man, žinai. Aš sakau, aš Facebooko neturiu. Ir tada man teko susikurti Facebooką, kad tiesiog, kad žmonės susirašinėtų su manimo, ne su kažkokia tai fake anketa. Ir man reikia, taip sakant, paprašyti kitų, kad užblokuotų tą anketą. Bet ir dabar būna fake anketų, nes ten palauk žvengiau Jo. iš vienos šito, kaip gerąją prasme, nes juokinga buvo. Ar kažką ten, tipo, jie viena feikinė ir tipo... Taip, bet identiškai padaryta visiškai anketa. Tik aišku, ten Aš mažai nesuprantu, followerių buvo. nesuprantu prasmės iš viso, kam susikurti fake anketą. Bet matai, tenai greičiausiai buvo iš viso, žinok, ne lietuvių anketą, Ai. ne lietuviai nepavogė, bet sukūrė tą anketą, nes, tu prasme, arba buvo kažkas su dandin galvelė, žinai, tokia, kur ten sakinę nesurezga, nes ten labai keistai rašė, atrodo, žinai, kad ten koks robotas verčia viską, žinai, į Tai gal lietuvių kalbą. koksai bus galimai užsienietis, kuris norėjo, žinai, įjungti durą. Pabūti durnium. Žodžiu. Ai, nežinau, kažkaip, bet jo. Dabar šiek tiek norim pakalbėti apie santykius, vis dėlto Taip. reikia. Taip, reikia pakalbėti apie Tai santykius. ką, dabar esi laiminga, matau visą švytinti, turi nuostabų šalia mylimą žmogų, aš labai tikrai džiaugiuosi, labai palaikau, labai jūs esat faini, tikrai stebiu socialiniuose tinkluose ir matau, kad pas jumis kažkoks toks yra labai fainas toks susivaibinimas. Ko anksčiau, kai tu turėjai vyrus, nelabai rodydavai tu juos, ar ne? Aš manau, kad susivaibinimas čia yra, aš dabar apskritai su visais žmonėm labai gerai susivaibinu. Kažkaip nežinau, aš kažkaip labai susivaibintoje pasidariau. Labai vaibinu su visais. Nu, tikrai. Ir Tai man gerai. kažkaip labai faina yra, nes aš kažkaip kitaip žiūriu žmonės. Aš žiūriu kaip į fainus žmonės. Tarsi kaip į draugių, kaip į draugus, žinai. Kai tu pradedi visus žiūrėti taip, tada žiūri, kad ir jie tave žiūri kažkaip taip, žinai, iš serijos. Nu taip ir yra. Tai labai faina, žinai, ir šiaip, nėra to laiko, žinai, kad kažko ten labai pykti, žinai, gyvenime. Reikia džiaugtis ir vaibinti, kaip sakau, žinai. O šiaip iš esmės, tai aš, ką noriu pasakyti, čia yra mano turbūt atradimas gyvenime, kad aš išmokau būti laiminga pati su savimi.
Aš neieškojau laimės jokiame vyre, kuris man Mhm. tiesiog suteiktų kažkokią tai, žinai, euforiją ir ten dar kažką. Aš suradau savyje laimę, savyje tą ramybę, žinai, ir vat jeigu, tarkim, nepriklausomai nuo to, ar yra šalia manęs vyras, ar jo nėra, aš vis tiek būsiu tokia. Gal kan išeitų paliudėčiau, ar ne, vis tiek paliudėčiau, kaip Tai normalu, ar ne. jo. Bet iš esmės aš kaip žmogus, kaip asmenybė, aš jau nepasikeisiu, nes mano asmenybė jau yra susiformavus. Ir tas, žinai, va, tas dėl to ir vaibini su visais, nes tau faina pačiai su savim, žinai, ir kai tu esi harmonijoje pati su savim, tai tau visur gerai, supranti? Tai jo. Klink, klink. O tiesa, dar toks bus vienas klausimas, ar turite planų su antra pusė, galbūt vestuvės kokias padaryti, ar kažkoksai tai... Aš manau, planas? kad ne. Aš manau, Nu ir gerai, o Ne. dabar ne. nebus veselės, nebus. Nebus vestuvių. Kokios dar vestuvės? Nežinau, nenoriu vestuvių aš. Anksčiau visą laiką, kai Ką? norėdavau, niekada neturėdavau, žinai. Dabar, kai nenoriu, ir neturėsiu. Gal tiesiog keičiasi požiūris ir apskritai, man atrodo, kad... Nežinau, man tos vestuvės, paskui, kai reikia skirtis labai ilgai, su vestuvėm tai labai lengva, žinai, apsiženiai, Jo. padarai balių, viskas gerai, o paskui, kai reikia išsiskirti, popierizmo tiek, kad jau, Nes tau teko gyvenime labai sunkiai išsiskirti, ar ne? nu, teko su mano Teko, vyru antru, tai teko. Labai daug Jis- popierizmo, vienu žodžiu. Nu jo, ir ten, šiaip, Ilgas ne faina, labai skirybos yra labai lieva, nemėgstu. Kad skyrybos neprideda džiaugsmo, kaip tik tokio, žinai, išgyvenimo, kad dar konfliktas yra labai stiprus. tai aš manau- Ne, man yra apskritai, žinai, aš kaip, pavyzdžiui, skiriuosi oficialiai su žmogum, tai aš jau su juo morališkai būnu išsiskyrusi viduje, dar prieš jam susikraunant daiktus ir išeinant iš mano namų. Mhm. Nu, taip yra, ta prasme, nes aš visada viską davarau iki galo, ta prasme. Turiu menį, nedavarau, bet, nu, aš stengiuosi tiek išbandyti jau visus kelius, jeigu matau, kad... Ir kad jau niekas Ir tada jau nepaeis. jo niekas nepaeis, aš tada manau, kad jau tada iki tol būnu, aš kažkaip tai susitaikiu su tą mintim, kad to žmogaus jau greitai mano gyvenime nebus. Tai va, taip yra pas mane. Labai iš tikrųjų tu gerai čia pasisakei. Ir ką tu palinkėtum galbūt žmonėms savo kokią žinutę podcast'o metu, tarkim, galbūt kažką norėtum perduoti, kokią svarbą žinutę arba palinkėjimą. Aš visada noriu perduoti žmonėm vieną ir esminę žinutę, tai yra tai, kad meilės ir kuo daugiau meilės vieni kitiem. Sau, bet ir kitiem. Ta prasme, nes tas geras žodis, ta šypsena, ar ne? Tau nieko nekainuoja, kitam gali kainuoti gyvybę, žinai, kitą kartą. Tai va, tai tiesiog turime gyvenimą, ne gyvybę. Tai va, tai būkime vieni kitiem tokie tolerantiškesni, mielesni ir supratingesni. Tai va, tai čia turbūt pagrindinis dalykas. Tai va, ir visada klausykim širdim. Ne ausim, o širdim. Tai va. Kokie gražiai žodžiai. Taip. Ačiū, Ragita. Labai gražiai. Oi, Mikrofonas. išvažiavo. Tai ačiū tau labai, Mija, už tokius gražius žodžius ir kai kurie žodžiai man įstrigo į mano Faina. mintį, jo. Faina, ačiū tau labai už pokalbį, labai fainai iš tikrųjų. Ką? Pakviesk mane dar kitą kartą, pakalbėt apie ką nors kitą. Mes iš tikrųjų galėtume kalbėti 3-4 valandas. Aha. Nes galėtume. net nesijaučia kažkaip tai, kad tas laikas taip greit bėga. Taip. Tai žodžiu, palinkėjai, o aš tau palinkėsiu iš tikrųjų paleisti tas muzikas Ačiū. ir kad ateitų tas blemba įkvėpimas pas tave, kad taip, blem, ir kad ateitų Tai tau pačiai noras ir kaip tu sakai, taip, klausyti širdies, bet geriau klausytis, kartais ne visuomet, kaip tu pasakyti. Kartais, kai klausysi širdies, tu gali klausytis 5 metus ir nepaleisti nieko ir galvoji, ai, čia taip, o kartais reikia paimti tiesiog. Tu neįsivaizduoji, kiek aš daug planų turiu dabar. Ta prasme, aš tiek daug Tai aš planų tau ir turiu. palinkėsiu. Tu neįsivaizduoji. Ir aš dėl to, žinai, kartais pasimetu to žinai. Tai yra to- normalu. Atrodo, žinai, čia va darau, tą darau. Ir taip atrodo, dabar čia bėgu, čia, palauk, gal čia reikėjo. Ne, va čia. Ir tu, žinai, Visada gali, aš manau, kad tikrai yra normalu, todėl kad žmogus negali priimti 10 sprendimų viena galva.
Vienas sprendimas sėdi 2-3 ir netgi daugiau galvų tam, kad priimti sprendimą, o tas vienam žmogui tai yra labai sunku ir aš tikrai tą suprantu, bet jeigu tu turi daug planų, prašau juos įgyvendinti. Aš noriu matyti. Šiais metais jie privalo būti gyvendinti. Šiais metais bent jau tikrai. Šitie metai man yra labai svarbus ir aš žinau, kad šiais metais turiu padaryti labai daug dalykų. Bent Jeigu jau jų nepadarau, tada net ne viską metu ten, žinai, to, ko nepadarau, palieku 2024 metams. Guliu ir noriu pamatyti, va, Mija tą padarė, naujienos. Ir tas tikrai yra iš tikrųjų labai gerai. Bet tu pamatysi, aš labai gražų dalyką darau vieną. Labai, ir jau beveik baiginėjau. Negaliu papasakoti, aš tau paskambinsiu, parodysiu, pasakysiu, kada galim pakalbėti apie tai. Nes galbūt gerbėjai nori išgirsti tavo. Nori, ir tikrai labai faina bus. Labai, aš tiek meilės tam atidaviau, labai daug savęs ir labai daug meilės. Tai... Ačiū tau, kad tu pasidalinai savo planais. Mes tikrai lauksime ir čia buvo pas mane nuostabioji, žavingioji Mija, dainininkė, tikrai visiems žinoma ir kas mane labai žavi, tai pirmiausia jos paprastumas, nuoširdumas ir tos žvilgančias akis, kaip žiūri į mane ir tu tikrai turi tą tokią gerą aurą, šilumą ir palinkėsiu dar kartą, kad jos visi planai šiais metais išsipildytų. Ačiū. Tai va. O jeigu norėsite kreiptis pas Miją, tikrai drąsiai rašykite pas ją Instagramą, jinai turi nuostabų balsą ir gali jums visada sukelti šypseną iki jūsų gimtadienyje, privačiose vakarėliuose. Tai tikrai nesigėdinkite. Čia su jumis buvo Ąžuolas Misiukevičius, kuris juda visuomet tik į priekį. Kažkokie heiteriai būna sako, kad pro galą, o aš į priekį. Ir nepamirškite. Ir tu įsivaizduoji, kiek daug armijos šalia tavęs eina iš paskos į priekį irgi, paskui tave. Ir čia su jumis buvo Ąžuolas Misiukevičius. Sekite YouTube kanalą Gyvenimas šiaurėje, laginkite, subscribinkite. Galite palikti kritiką, visuomet jūsų kritika leidžia augti, tobulėti ir iki sekančio šeštadienio. Aš noriu išeit, kvepinti kaip gėlė, o kartais pabūt, kaip tiviška kalė. Oho! Tu perbėgai. Gerai. O kaip tu supratai, kad tu, pavyzdžiui, kad tu esi ne tos orientacijos, ar ne, kitokios? Aš supratau pirmiausia, kad aš esu orientuotas į pinigus, tai čia faktas.